Taigi sveiki, atvykę į vieną iš mano Minecrafto video ir šįkart mes gal darysim epizodus, ne hardcore, bet paprastų survival, galvoju aš. Tai bandom, pažiūrėsim kiek kartų mirsiu per pirmą video. Vandenyje įsispaudinau, labai retas spawnas, bet gerai. Šokinėjam. Iškart kaimelis, aš nežinau, jūs matėt, kaip aš viską. Oi, kaip man sekas gerai. Ačiū Dievui, kad radau, iš tik atsispavninau. Iškart kaimelį radau. Ir dar rekomenduoju jum pažiūrėti mano dar vieną video, kur mano draugas Mykolas žaidė Minecraft, bet dar įdomiau, hardcore. Tai tas video gali būti ir juokingas, mano balso nelabai girdėsit, bet jo gerai girdėsit labai. Tai galėsit mėgautis tik jo balsu. Dėja. O juk tu šieno. Gerai, galim. Ir be to, Mykolo svečiuose mes žaidėm per jo PlayStation'ą Minecraft'ą. Ir mes tokią irgi kaimelį susiradom, bet daug ilgiau vargom, kol susiradom tokį kaimelį. Ir dar turiu blogų žinių. Aš sergu biškutuką. Ir todėl gal keistai skambu, gal ne, bet kai kuriem gal ir taip gerai skambu, bet oi, net ten. O, ir balnas, ir geras čia lūtas gal šitoj skrynioj, bet galėsiu gal arklį prisiaukinti per šitą video ar per kitą video. Ko aš vis tą spaudžiu? Gerai, dar daugiau šieno, gerai. Bet ko mums reikia nepamiršti dar, tai medžių. Ui, įsigandau, čia vanduo galėjo išsipilti. Čia nieko. Nu, žodžiu, reikia lūtinti gerai. Tai maisto mes turim ir taip. Jei village'ą turim, tai ir maisto turim, čia jau buvau aš. Nu gerai, čia pasidarysim tokius laiptukus mini. Kad užliptumėm čia. Ko čia yra? Matau kažkaip nieko gero čia. Šitam village'e kažkaip nieko gero vis nėra, kas man labai nepatinka. Gal čia nėra. Mažose namuose, man rodos, nebūtų gero. Va, šitam būna skryne visada. Kur man minkštai nusileist? Radau. Čia tik burokėlius duoda. Nu gerai. Dar vis filmuoja. Va. Nelabai geras lūtas, bet toks apygeris, apyprastis apygeris, toks žinot. Kaip jūs reaguotumėt, jei tokį lūtą padarytumėt, tai gal ir neatrodytų jums kaip geras labai lūtas jau. Tai todėl ir nesakau, kad čia labai geras lūtas.
kartais tam namie ir emeraldų būna. Bet radau ten emeraldų. O... Raminanti muzika man patinka. Gerai, medžio turim. Pavalgysiu kažkokį. Aš šiaip ne villagerių namus vogsiu, o savo namus statysiuos. Tik tai reiks biškutuką apsitvert. Aš nakvosiu ant villagerio namo stogo, va čia bus taip. Morkos! Gerai, tai mes kol morkų dar neįsim, bet va pasigaminsim daiktų. O čia bus mano crafting table, kur aš pasigaminsiu pikeksą. Gerai, kaip aš žadu nulipt. Man reiks susiorganizuoti, nes aš galvoju ir gyventi čia. Bet kol kas aš manau, galiu taip nulipti. Cobblestone'as. Vienas tik tai. Bet matau daugiau, o ten nesinervuoti galima. Oi, kiek aukštai, nenoriu aš tiek aukštai skristi. Bet teks, turiu maistą. O, kaip gerai nusileidau. Gerai, reik 11. Ne 11. Gal daugiau pasikasim čia to akmens. Gerai, kasam, reik kastis. Mums reikia daug akmens, kad daug daiktų galėtumėm pasidaryti. Gerai, manau šitą sieną išgriausim ir užtektinai bus. Gerai. 25 cobblestone. Manau bus gerai. Aš mini laiptukus čia buvau pasitašęs. Tiksliai. O čia mano namai, kaip aš užlipsiu, nežinau dabar. Man šiaip reikia kopėčių. Tai aš greit čia va pasigaminsiu pikeksą, naują kirvį. Dar ne naują, bet pasigaminsiu. Ir griausiu. Gal kam įdomu, kodėl villagerių namus, nes žiauriai tingiu eiti ten, paskui lipti. Aš galvoju ir ant to stogo ir apsigyvensiu visus gal epizodus, gal ne visus, gal ir gal iš vis nebus tų epizodų, bet aš norėčiau, kad būtų, nes aš dar prastas youtuberis, o noriu būti geras. Taigi, galim su šitais pagaminti daugiau va šitų. Va. Su šitais daugiau malkų. Šitų daiktų. Va. Ir su šitais jau galėsim pagaminti kopėčių. Kopėčius. Biškutį per daug. Durnas. Nu, gerai tiek pradžiai. Dar turim medžio, kiek atsimenu. Pasigaminsim ten, ką norėsim. Tai... Oi.
Va čia mūsų lova bus. Crafting table, manau, bus čia. Kaip tik jau toj naktis bus. Tada dar turim pasigaminti. Kas čia užgia? Neurgskit, prašyčiau. Įsidėsim, kas mums nereikalinga į šitą skrynę. Kol kas nereikalinga. Šitas reikalinga. Va. Meraldus išsaugot noriu. Šitą man nereik, šitą man nereik. Kabustauno gali. Nu, žodžiu, kol kas tiek. Taigi, kitą dieną Minecraft'u ir pratęsim. Šitą namų statymą, gal ir maisto ruošimasi. Gerai, dabar turėtumėm jau galėt mėgoti. Jo, gerai, gerai, gerai. Vos nenukritau. Nu gerai, jei nukriščiau, padaryčiau, kad būtų geriau. Dabar aš pririnksiu, vo. Šitų pilna, vo. Labai daug duonos paskui pasigaminsiu. Kiek stekų. Gerai, dar va, dar. Gerai. Duonos. 7-9 virš stekų jau galima duonos. Gerai, gaminamės. Duona labai ilgai. Kažkodėl. Žodžiu, reikia vėl paspausinti duonos ir 15 duonų dar pasigaminti. Va, gerai. Dabar čia va nulipsim. O va čia gali būti ferma, tik padidinti reikia kažkodėl. Nu ką tu, villageri? Ką mainaisi? Aš noriu iš tą rimtai. Va. Gerai, man dabar reikia golemų nužudyti, kas yra žiauriai pavojinga. Tai pasimsim blokų. Va golemas. Ant šieno nukrisim, no damage. Gerai. Dabar turėsim kažkaip saugiai padaryti, kad 3. Ateik golemas. Gerai, pavyksta. Mes žudom golemą dėl vieno dalyko. Gerai. O, dar. Galėsim dar daugiau duonos gauti. Geras. Gerai. Kur mūsų namus? Viršu, jo, prisiminiau. Gerai, ir aš turiu užlipti. Čia ir pakraftinti šitų dalykų. Vieną kibirą, va. Gerai. Jau progresas. Reikia iš tos fermos visą vandenį paimti. O kas čia dabar? Morkos? Ar tu juokauji, villageri? Duoti čia tos visas morkos. Villageri.
vandenį duodi, kad galėčiau fermą pasidaryti prie savęs. Aš va čia fermą pasidarysiu, bet žiūrim, kaip čia bus. Ne. Kur aš realiai fermą pasidarysiu? Aš kažkaip norėčiau ten viršui. Nu gerai, aš ten viršui pasidarysiu fermą, bet tada mums reikia praplėsti, tai aš ten geriau darysiu tada. Aha, va čia. Gerai, dar reikia eit pas tą vilžerį, kad kiek tu čia morkų sodini, man reiktų morkų. Oi, tikiuosi nepamatė. Gerai. Čia dar antrą bloką, dar 2. Būtų lengviau. Tapšt. 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 Nu tapšnosiu viską. Kad vilidžiais nebesodintų ir neerzintų manęs čia. Nes man vis tų morkų reikia paimti. Gerai, dar vieną kibirą reikia. Tapš, tapš. Tapš. Tapš, 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 tapš. Tapš, tapš, tapš. Nu žodžiu, jis tegul augina, man nusibos čia. Paskutinis kibiras vandens, pagaliau. Gerai, turim viską. Dabar mums tik reikia pasigaminti kauptuką. Tikrai ne metalinį, nes metalą aš taupau. Kauptuką. Ir pasodinti vienoj pusėj morkas, kitoj bulves. Tai gerai, kauptukas mano rankose. Gerai, šitoj vietoj tilps visur bulvės. O, nu ne. Neišmindžiok tu čia man. Baik kriuksėt. Va, nes tik vieną bulvę turim. Gerai, tai ką daugiau veiksim? Galim prisiauginti tiek. Ir bus gerai. Reikia daryti high bailas. Būtų damage. Ai, aš jį turiu kauptuką. O, kaip geriau. Gerai, dabar einu namo. Pasigamint daugiau maisto. Tas duonos nors labai daug turiu. Gerai. Darom vėl duonos. Reiks daryti vėl. Gerai. Viskas. Na, va. 2 stekus dar padarėm. Kiek duonos dar galim padaryti, žiūrim. Va kiek. Gerai. Tai klikinam. Aš su nauja pelyte, nes per praeitus, okei. Beveik 2 stekus turiu. Labai nuostabu. O.
apsitriedėlį. Neduok. Išeik. Čia mano von iš čia. Tas ko ždimda. Von iš čia. Kas tu? Von. Von pasakiau. Von pasakiau. Nuo mano daržo sodinat nereikalingus daiktus. Gerai, tai jau reikia eiti. Nieko neprisodino, gerai, nieko neprisodino. Ir neišmindė nieko. Tas svarbiausia. Turim kibirą. Dar galim biškutį nereikalingų daiktų pakrauti. Okei, va dar turiu. Daugiau viskas reikalinga. Gerai. Tai mėsos pasirodo. Arba mums dar reikia krosnės, aš sugalvojau taip. Va. Mums dar reikia krosnės. Kad galėtumėm. Va. Dabar miegosim. Nežinau, čia jau daug video. Tai dabar ant šitos dienos ir baigsim. Taigi, jei tai darysim ir kitą epizodą. Taigi, turbūt viso gero bus. Bet dar aš noriu pasakyti, kad jei jūs žiūrit mane arba arba laikinat mane, ne. Tai tiesiog subscribinkit, laikinkit.